Matematika 6-7 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Teigiamų ir neigiamų skaičių sudėtis ir atimtis. Teigiamų ir neigiamų skaičių sudėtis. Sudėdami teigiamus skaičius, sumą gauname teigiamą. Sudėdami neigiamus skaičius, sumą gauname neigiamą. Šiuo atveju -4 plus -5 lygu -9. Sudėdami skaičius su skirtingais ženklais iš didesniojo skaičiaus, tai yra to skaičiaus modulio, atimame mažesnį skaičių, tai yra to skaičiaus modulį. Ženklą parašome didesniojo skaičiaus, tai yra skaičiaus, iš kurio atimėme. -4 plus +5 lygu +1. Teigiamų ir neigiamų skaičių atimtis. +5 minus +2 lygu +3. Mąstome, juk atskliaudus gauname 5 minus 2 lygu 3. Atimtį patikriname. Pateiktoje eilutėje prie atiminių pridėjus skirtumą turime gauti turinį. Šiuo atveju atiminys 2 plus skirtumas 3 lygu turiniui 5. -5 minus +2 lygu -7. Mąstome, jog atskliaudus gauname -5 minus 2 lygu -7. Patikriname. Prie atiminių +2 pridedame skirtumą -7, gauname turinį -5. +5 minus -2 lygu +7. Atskliaudus gauname 5 plus 2 lygu 7. Patikriname. Prie atiminio -2 pridedame skirtumą +7, gauname turinį +5. -5 minus -2 lygu -3. Atskliaudus gauname -5 plus 2 lygu -3. Patikriname. Prie atiminio -2 pridedame skirtumą -3, gauname turinį -5. Ko mokys? Teigiamų ir neigiamų skaičių sudėtis ir atimtis. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Atsakyk į pateiktus klausimus. Kokį atsakymą gauname sudėdami teigiamus skaičius? Kokį atsakymą gauname sudėdami neigiamus skaičius? Kokį ženklą paliekame sudėdami skaičius su skirtingais ženklais? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.